Labas, šitas video bus apie svorio metimą, nors aš esu darius patį pirmą savo video apie tai, bet kadangi dar ypatingai nesijaučiau gerai prieš kamerą kalbant ir labai daug ko nepasakiau, ką norėjau pasakyti, tai dabar po pusės metų bandau antrą kartą, bet čia bus labiau apie tokius punktus, kas man padėjo svorį numest, kas man padeda jį išlaikyti, kokias klaidas dažniausiai žmonės daro ir panašiai. Noriu irgi pabrėžti, kad aš nesu mitybos specialistė ir tiesiog dalinuosi savo patirtim, ką pati išgyvenau ir galbūt kažkam padėsiu, bent jau kažkokios tai motyvacijos duosiu, nes tikrai aš esu numetus nemažai kilogramų ir galbūt kažkam būsiu kaip ir motyvacija, jeigu būtų galima taip pasakyti. Padarysiu trumpą įžangą apie savo pačią pradžią, kodėl aš nusprendžiau mesti svorį. Taigi, kai man suėjo 20 metų, aš pajutau, kad aš kuo toliau to labiau nebetelpu į savo senus rūbus ir man reikia vis didesnių ir didesnių dydžių. Nors aš niekada nebuvau ta liekna mergina, bet kokią aš svorį pasiekiau būdama 20, tai tikrai mane išgąsdino. Tas svoris siekia net 98,8 kg. Kai aš pasisvėriau ir pamačiau šitą skaičių, tai aš antiek išsigandau, kad sakau, nu jau viskas, reikia susijimti ir nieko nebelaukti, nes taip laukdama labai greitu metu būčiau pasiekus ir 3-ženklį skaičių, kas čia trūko kelių kilogramų, net ne kelių kilogramų, trūko kilogramų ir būčiau jau mačius aš tą 100, o kas jaunam amžiui, man atrodo, ypatingai nėra gerai ir tikrai reikia prisižiūrėti vien dėl savo sveikatos, nekalbant jau apie tai, nežinau, išvaizdos pokyčius ir panašiai, bet tikrai tas toks didelis antsvoris labai kenkia mūsų sveikatai ir tai nėra gerai. Kai aš ir nusipirkau tas svarstyklės ir pamačiau tą didelį svorį, tai aš nuo tos dienos ir pradėjau tą savo kelią link to, kad pagaliau atsikratyčiau savo tų nereikalingų kilogramų ir kad pagaliau tilpčiau savo rūbus ir kad man nebereikėtų pirkti dar didesnių. Pirmus metus tiesiog aš mokinausi skaičiuoti kalorijas ir panašiai. Sakau, pirmi metai buvo grynai mokymosi metai. Aš tikrai labai daug ko nesupratau ir darydavau daug klaidų. Dabar, kad neįsiplėst per tą įžangą, tai prieikim prie mano tų svarbiausių punktų. Tai pirmas punktas būtų tiesiog nebijoti klysti ir mokintis naujų dalykų, kas susijęs su kalorijų skaičiavimu, mityba ir panašiai. Aš atsimenu pirmus mėnesius, tai iš viso antiek žalia būdavau, kad aš net nesuprasdavau, kiek man tų kalorijų reikia, kokio man maisto reikia, koks man maistas būtent tinka ir kaip viską apsiskaičiuoti. Būdavo, kad parduotuviai labai ilgai prastovi, nes tiesiog tu skaitai tas etiketes ir panašiai ir sunku suvokti, kaip ten ką daryti. Ačiū Dievui, dabar turim dirbtinį intelektą, kur tikrai labai būtų viskas paprasčiau. Tada tiesiog reikėdavo googlintis, labai reikėdavo atsirasti tinkamą informaciją, kur yra tiesa, kur netiesa ir panašiai. Bet, realiai reikėjo metų, kad aš išmokčiau ir tikrai dabar net nebežiūriu, nes, praėjo labai nemažai metų, kai aš esu vis dar tam kely. Dabar jau yra viskas paprasčiau ir aš net žinau atmintinai, kiek ko man kaip reikia. Tai sakau, nebijokit klyst, nes mes per klaidas ir mokinamės visko ir nenorėkit visko iškart. Tai toks kaip ir antras punktas būtų mano nuoširdus patarimas, kad nenorėkit visko iš karto, nes tikrai taip nebus to užtikrinto rezultato, jeigu tu numesi svorį iškart. Ir aš kažkaip šitą iškart supratau, nes dietos iškart žinau, kad bus ne man, nes aš labai mėgstu valgyti, man reikia to maisto, aš nepavalgius tikrai jausčiausi pikta ir zli ir negalėčiau net funkcionuoti, tai kam reikia save taip bausti, kai tu gali tiesiog mažai žingsneliais eiti link to savo tikslo, bet užtikrintai. Tikrai sakau, dietom griežta ne, tiesiog jūs turit suvokti tą faktą, kad jeigu jūs per 2 mėnesius, tarkim, numesi 10 kg, kas šiais laikais labai daug ir visokių reklamų yra apie tai, ten visokie papildai, aš į šitą temą nenoriu lįsti, bet tikrai daugelis moterų supranta, apie ką aš kalbu. Tai nereikia pasiduoti tom reklamom, nes tu be visaverčio maisto, be geros mitybos, aktyvumo, fizinio sporto ir panašiai, tu nelabai pasieksi tų norimų rezultatų, nesusigadinant savo sveikatos, o kas, manau, ir yra svarbiausia, tai mūsų sveikata. Geriau labai užtikrintai meskim tą svorį, bet kad jisai mum negrįžtų ir nesusigadintumėm savo sveikatos, nes tikrai labai daug moterų yra, kai numeta labai staigiai tą svorį, dingsta ir menstruacijos,
emocijos ir panašiai, išsibalansuoja visi hormonai, tai nereikia savęs taip žaloti, nes tikrai susitvarkius mitybą ir visą režimą tu gali tikrai atrodyti taip, kaip tu nori. Nors praėjo jau 6 metai, netgi gal 7, aš jau dabar sakau, kai tiek daug metų praėjo, tai aš net nebesuskaičiuoju ir nelabai jau žinau, kiek aš tiksliai laiko jau taip su ta mityba, bet esmė tokia, kad net ir po tiek metų aš dar nesijaučiu, kad aš turėčiau sustoti, tai kaip aš ir sakiau, kad aš ir dabar esu tam kely, nes aš noriu kiekvienais metais atrodyti savo geriau iš to savo figūros, bet sakau, aš nenoriu labai savęs riboti, nors praėjo labai daug laiko, bet aš kiekvienais metais savo atrodau bent šiek tiek geriau ir kas ir yra svarbiausia. Ir tikrai labai smagu pamatyti tą bent jau ir minimalų progresą, kai atrodo, kad tas ir svoris nekrenta, bet kadangi aš sportuoju, tai bent jau šiek tiek tas progresas matosi vis tiek vis labiau. Dar vienas toks kaip ir punktas, kad labai svarbu įtraukti fizinį aktyvumą. Aš realiai anksčiau iš vis net nevaikščiodavau labai daug, bet aš pasivaikščiojimus jau esu atradus prieš kokius 5 gal metus, 6, tai man jie labai patinka, bet man visai neseniai atrodo, kad aš įtraukiau ir sportą, tai jau sportuoju 2,5 metus, buvo keletą pertraukų po kelis mėnesius, bet šiaip einu reguliariai į savaitę 3 kartus, jeigu kaunasi 2 kartai, tai šiek tiek taip jautiesi viduj negerai, bet kartais ir apskritai reikia to poilsio ir nuo to pačio fizinio aktyvumo, kad mūsų kūnas atsigautų, nes jeigu tu persitempsi, tai irgi paskui iš to streso gali arba daugiau valgyti, arba tiesiog tavo organizmas pradės labiau viską kaupti. Tai sakau, fizinis aktyvumas, kai aš jį įtraukiau, labai viską paspartino ir apskritai aš esu netekus 35 kg ir kai tu tiek kilogramų numeti, tai aš labai daug laisvos odos turėjau, nors aš svorį mečiau ypatingai lėtai ir man realiai tas svoris krito per 6 metus, faktas per kokius 2 metus, 3, tai tas didžiausias kiekis svorio buvo nukritęs, bet šiaip man vis jisai ir krenta, galiu sakyti, netgi ir dabar, ten po 0,5 kilogramo ir panašiai. Bet sakau, aš noriu pabrėžti, kad aš ir sportuoju, kadangi raumenys yra sunkesni už riebalus, tai į tas svarstyklės nelabai reikėtų kreipti dėmesį, nors aš tikrai nemeluosiu, aš kreipiu tą dėmesį į svarstyklės, nesu ta išprotėjusi, kad dėl kiekvieno kilogramo tikrai labai imu į galvą, nes apskritai būna ir prieš menstruacijas pakaupiam tų skysčių nemažai, šiaip būna tų ir apsivalgymo dienų. Tai normalu, kad tas svoris šiek tiek svyruoja ir aš kai išsimatuoju, tai mano apimtis mažėja, o būna, kad svarstyklėse net kartais ir pakyla tasai svoris, tai sakau, nereikia, kad svarstyklės būtų rodiklis. Manau, daugelį moterų vis tiek tas rūpi ir mes visos dažnokai sveriamės, bet sakau, jeigu susiparinat, kad svarstyklėse nieks nejuda, tai pradėkit matuotis, nes man tas padėjo nusiraminti, nes tikrai tada jau pamatai, kad tu judi į priekį. Sportuokit tai, kas jums patinka, tas fizinis aktyvumas gali būti tiesiog vaikščiojimas su dviračiu, su riedučiais, bėgiojimas, plaukimas, sporto salė, viskas, kas jums patinka, tą galit ir daryti. Faktas, jeigu nori gražesnių linijų, tai be sporto su svoriais nelabai apsieisi, nes vis tiek reikia sportuoti, jeigu nori ir tą perteklinę odą nusimesti ir panašiai, kad jinai susitrauktų. Tai aš irgi dar nebaigiu apie tą laisvą odą, kuri man liko po tiek numesto svorio. Aš jos ir dabar dar turiu nemažai, bet aš matau, kaip jinai man ryškiai traukiasi, kas labai mane džiugina, nes tikrai ir sportas labai padėjo ir šiaip kuo esam jaunesni, tai tuo jinai greičiau ir susitraukia ir panašiai. Nors ir sakau, aš mečiau tą svorį ypatingai lėtai, bet man baisu pagalvoti, jeigu aš būčiau ten numetus tos 35 kg, tarkim, per kokius 8 mėnesius, tai man iš viso, jinai ant tiek nebūtų spėjus susitraukti ir kas jau, tikrai būtų net, tu jaustumės labai negerai. Tai dar vienas pliusas mest svorį lėtai, kad oda traukiasi taip pat lėtai ir viskas būna daug geriau. Dar vienas punktas, tai vanduo ir pusryčiai, kas jo atrodo akivaizdu, ypač su vandens gėrimu gal, bet aš irgi anksčiau to vandens nelabai mėgdavau, nors, kaip to atrodo, gali nemėgti vandens, man dabar taip atrodo, bet anksčiau būdavo, kad aš tiesiog turėdavau prisiversti tą vandenį gerti, tai
kas man padėjo, tai tiesiog įsipilt į buteliukus ir tą vandenį matuot. Aš kažkaip, kadangi jau esu antiek įpratus, tai aš ir dabar iš buteliukų tą vandenį ir geriu, nes man kažkaip iš stiklinio, vis tiek tu dienos eigoje gali pamiršti, kiek tu ten to vandens išgėrei, o vis tiek apie 2 litrus į dieną man asmeniškai to vandens reikia. Tai tikrai labai svarbu gerti vandenį ir dar noriu pabrėžti, ko aš pati anksčiau nežinojau, gal čia kitiems bus akivaizdus dalykas, bet aš kai tą dalyką sužinojau ir atrodo, jo logiška ir kaip aš to dalyko neišmąsčiau, bet vandenį svarbu gerti mažais gurkšniukais ir dažnai, o ne taip, kad tu visą litrą užsiverti per kartą ir aš dabar išgėriau per, nežinau, pusę dienos tą litrą, bet per vieną kartą tai daug geriau gerti kad ir tą litrą, bet mažai žingsniukais ir ten, nežinau, 5 kokias valandas gurkšnot, tai daug bus didesnė nauda. Taip pat pusryčių, kaip ir minėjau, aš anksčiau taip pat pusryčių nevalgydavau, kas man atrodydavo, kad aš net mokyklos laikais atsimenu, man būdavo, kad tėvai verčia man bent jau sumuštinį kokį suvalgyti, o aš sakydavau, kad mane pykina ir man iš tikrųjų būdavo toks šleikštulys, tai būdavo, kad aš ten pusę sumuštinio suvalgau, kartais tiesiog kasniuką atsikandu, nes jau labai reikalaudavo, kad aš valgyčiau tuos pusryčius. Pradėjus mest svorį ir pradėjus daugiau domėtis, supratau, ant kiek jie reikalingi mums. Nekalbu apie svorio metimą, bet apskritai mūsų organizmui, kokią naudą teikia pusryčiai ir kaip mums tikrai jų reikia. Dabar aš atsikėlus iš karto galvoju, ką man šis valgys, nes aš žiauriai esu alkana ir aš noriu valgyti. Ir tikrai labai reikia valgyti, nes tu pusryčiam turi taip pat ir angliavandenių suvalgyti, kad tu turėtum dienos eigoje tos energijos. Taip pat ypatingai svarbus faktas, ne faktas, o punktas, kad leiskite savo atsipalaiduoti. Tikrai reikia leisti savo atsipalaiduoti, tu negali visada būti tarp to jau ypatingai griežto režimo, nors aš apskritai tarp griežto režimo niekada nebuvau, bet kalbu apie tai, kad yra tas greitas maistas visoks ir aš labai mėgstu, tarkim, pizzą ar ten šiaip kažkokius burgerius. Tai aš leidžiu savo, nežinau, į mėnesį kokius 2 kartus atsipalaiduoti, visiškai atitrūkti ir vakare užsisakyti pizzos. Ir tada tu, tarkim, tas 2 savaitės maitiniesi pagal jau tą savo režimą, kaip tu esi įpratęs ir po tų 2 savaičių leidi savo nukrinai visą vakarą ten valgyti, ką nori. Labai irgi svarbu leisti šitą, bet svarbu, kad kitą dieną grįžtumėt iškart į savo režimą ir kad nebūtų taip, kad tai vakar valgiau, jau jaučiuosi tokia išsipūtus, tai ir šiandien valgysiu. Ne, reikia grįžti tada jau visiškai į tą savo ir vėl, tarkim, po 2 savaičių gali suvalgyti vėl ten kokį burgerį. Ir čipsiukų, nes aš irgi čipsiukus žiauriai dievinu, bet sakau, tai turi būti retai, bet kartais mums reikia atitrūkti, kad paskui būtų gera grįžti vėl į tą savo maistą normalų ir vėl jaustis lengvai, gražiai ir panašiai. Nes ir šiaip mes turim visi ir atostogas, gimtadieniai, apskritai visokios šventės, tai tikrai nereikia savęs bausti ir visada visur griežtai viską laikytis. Aš kalbu, kad kitą dieną svarbu grįžti į režimą, bet tarkim, jūs išvažiuojate, nežinau, kad ir 2 savaitėm atostogų. Faktas, aš asmeniškai per tas 2 savaitės nevalgyčiau viską užsimerkus, bet tikrai leisčiau daug daugiau, nei valgau namuose, nes manau, čia ir svarbiausia, kad tu žinai, kur, kaip ir kada sustoti ir svarbiausia laiku sustoti. Tai sakau, jeigu yra atostogos, kad ir 2 savaitės ir jeigu jūs norit nuo ryto iki vakaro valgyti viską, tai ir valgykit, kad paskui nesigailėtumėt, kad ten kažko naujoj šaly neparagavot, nepaskanavot ir panašiai. Tai valgykit, bet jau grįžusios tada jau šokit vėl tą savo rutiną ir pamatysit, kaip realiai, jeigu 2 savaitės valgot viską, tai jau ilgesnis tarpas bus, kol sugrįšit į save, bet kalbant apskritai ten, jeigu 1-2 dienas, tai nežinau, kokius 5-6 dienas, ir tu vėl sugrįžti į save, bet tu ir negriauži savęs ir pasimėgavau ten tam tikrą dieną tuo norimo maistu. Dar vienas punktas, kad suprasti, kad tai turi būti gyvenimo tikslas, o ne tik kelių mėnesių ten ar savaičių. Daugelis nori greitai numesti, nes artėja, tarkim, vestuvės ir aš noriu per 2 mėnesius atsikratyti 10 kg ir ką man dabar daryti. Taip, tu gal ir gali atsikratyti tų kilogramų, bet labai žalodamas save, savo sveikatą ir savo net ir emocinę būklę.
Tai jeigu tu nori jaustis visada gerai, tu turi suprasti tai, kad čia jau turi būti tavo gyvenimo toks kaip ir tikslas, rutina ir visada labai svarbu disciplina visur ir visame kame. Kai aš esu, šiaip ganėtinai disciplinuotas žmogus ir aš žinau, kiek man ko dabar reikia ir kur aš galėčiau klysti ir palūžti, kalbant apie maistą. Tai aš žinau, kad man kiekvieną dieną reikia saldėsio ir aš tikrai jį suvalgysiu ir aš suvalgau kasdien saldainiuką, va šiandien pietums valgiau prie arbatos šokoladuką ir aš niekiek nesigailiu, nes aš to šokoladuko norėjau. Tiesiog reikia nepadauginti, aš turiu ten apie 300 kalorijų kasdien va tokiam nesveikam maistui. Apskritai geriausiai ten turėti tą tokią kaip ir taisyklę, kad 80% yra sveiko maisto, o 20% ne. Į tą 20% pas mane įeina ir įvairiausi padažai, jeigu kažką daraisi, koks nors šokoladukas, aš į kavą deduosi šiek tiek cukraus, tai tas pats cukrus. Esmę supratot, nes jeigu aš laikyčiausi 100% sveikos mitybos, tai aš išprotėčiau ir aš žinau save, kad aš negalėčiau taip gyventi, o mano tikslas ir yra, kad visą gyvenimą tiesiog prisižiūrėti tą savo maistą ir kuo įmanoma geriau valgyti, bet nepamiršti ir mėgautis maistu, nes gyvenam tik vieną kartą ir jeigu tu nori to šokoladuko, gali suvalgyti, bet sakau, labai svarbu įtraukti ir fizinį aktyvumą, nes mes turim sudeginti daugiau kalorijų nei suvartojam, kai norim mesti svorį. Dabar aš gyvenu taip, kad aš tiesiog ant to paties gyvenu, nes man nėra, kad dabar aš norėčiau ypatingai mesti svorį, aš tiesiog noriu stankrinti kūną savo ir toliau. Dar vienas punktas, kuris atrodo labai logiškas, tai nebijot valgyti, nes tikrai būna moteris, kad galvoja, kad kuo aš mažiau valgysiu, tai man greičiau tas svoris nukris. Vienais atvejais nukrenta, bet jeigu tu tokio principo laikaisi ilgesnį laiką, tai mes pradedam tą svorį paskui viską kaupti ir tikrai pabloginam labai savo sveikatą, kas yra ypatingai blogai, nes tikrai kartais būna moteris sako, kad aš mažai valgau, bet svoris nekrenta. Tai reikia paklausti savęs, gal tu per mažai valgai, kad tas svoris nekrenta ir antiek mūsų organizmas yra strese, kad jisai jau visus maisto likučius kaupia ir jisai antiek jau didelį tą stresą patiria, kad jis jau nebežino, kaip su tuo susidoroti. Nereikia persivalgyti, geriausia yra valgyti iki tol, kol tu pajauti ne tai, kad jau, aš jau labai prisivalgęs, bet tą tokį, kad dar šiek tiek norėčiau, tarkim, nežinau, valgot košę ir pavalgyti ir galvot, dar šaukštą suvalgyčiau. Tai gal ir užtenka jau nebevalgyti to šaukštą reikėtų, nes mums pasisotinimo jausmas ateina maždaug po 30 minučių. Nereikia per daug valgyti, nereikia per mažai valgyti, tiesiog reikia klausyti savo kūno labai ir kokius jisai signalus jums siunčia. Reikia suprasti, kad nėra stebuklingos piliulės ir yra tik tais disciplina. Svorio metime ir apskritai visame kame gyvenime svarbiausia disciplina, aš manyčiau. Ir jeigu tu galvoji, kad tu numesi ten 10 kg ir man bus gerai, tai tie kilogramai be disciplinos ir režimo, jie tau vėl ataugs labai greitai. Nes jeigu aš pati būčiau neturėjus disciplinos ir to tokio užsispyrimo, tai aš senai būčiau grįžusi tą patį, tai aš dabar sveriu, nežinau, iš tikrųjų tikriausiai 64-65 kg. Tai irgi sakau, ten tie 2-3 kg, jie visada pirmyn atgal gali pasviruoti, priklausomai nuo labai daug faktorių. Bet aš be disciplinos būčiau tikrai ir tiek nenumetus. Ir faktas, nors mano tas procesas metimo svorio ir tobulėjimo formose yra labai ilgas, bet nusakau, jisai yra užtikrintas ir aš jau geriau ten, nežinau, bent vos vienais metais atrodysi geriau nei praeitais, nei ten, tarkim, vieną mėnesį tu atrodai gerokai jau sukūdus, kur aplinkiniai iškart pastebi, bet susitinka tave ten po dar 2 mėnesių ir tu atrodai dar stambesnė nei prieš tą mėnesį, kur tu sukūdus buvai. Tai sakau, geriau visada užtikrintai ir lėtai daryti, bet judėti į priekį. Taip pat dar vienas punktas, metant svorį ypatingai svarbu suvartoti daug baltymų. Aš irgi po sporto geriu proteiną, kad susirinkti daugiau tų baltymų, bet ir šiaip, tarkim, pusryčiam renkatės varškę, tai įsidėti reikia graikiško jogurto, kad dar ten, žinau, keli gramai prie kelių ir tu jau pasieki tą dienos normą. Irgi kiek reikia jums baltymų per dieną galima suskaičiuoti irgi per
per internetą, nu, ta prasme, visur yra visokių pilna programėlių, kur tikrai, nu, dabar labai palengvina mums tą ir supratimą apie viską ar panašiai. Taigi, mano tokie kaip ir punktai baigėsi. Tikiuosi, kad išėjo man šį kartą pateikti labiau, kaip aš įsivaizduoju ir noriu. Apskritai pagrindinė taisyklė yra, kad laikytis disciplinos, supras, kad čia nėra vienos ar ten mėnesio laiko kažkoks tarpas, kad tu turi taip gyventi, tu turi visada taip gyventi ir tikrai dietų nereikia laikytis, nes nemanau, kad daugelis žmonių su dietom ilgai išsilaiko ir panašiai ir tai būna trumpalaikiai rezultatai. Tai manyčiau, reikia svorį mesti ypatingai ir užtikrintai, lėtai, bet kad ir nesutrukdyti savo sveikatos, nes sveikata mūsų brangiausias turtas ir tikrai nesirinkit dietos dėl tų kelių kilogramų numestų greičiau, nes gali susigadinti tą sveikatą negrįžtamai ir kas jau paskui iš tų minus kelių kilogramų, kai jau sveikata sugadinta. Tai tikiuosi, kad bent jau kažkam kažką padėjau. Ir labai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti like, jeigu patiko video, prenumeruoti mano kanalą ir palikti kokį komentarą. Taigi labai ačiū ir iki greito.